Miesto pulsas. Miesto pulso rubrika, skaičiuojame 10 minutę po 13 valandos ir pagaliau sulaukiau, kad į Miesto pulsą rubriką nereiktų man vienam kalbėti, o jau jeigu sulaukiam, tai sulaukiam tikrai labai garbingų ir labai įdomių svečių. Šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša. Pauliau, laba diena. Labą dieną. Smagu matyti, ne pirmą kartą jau pas mus radio stotyje ir aš visada mėgstu pradėti pokalbį nuo paprasto žmogiško klausimo, kaip iš šiuo metu laikotės, kaip gyvenat asmeniškai, ar atsibodo ta žiema, gal užtenka jau? Ačiū, laikausi gerai, žiema neatsibodo, man patinka, kai tikra žiema. Tai, taip ir turi būt 4 sezonai ir ne tik pizzerijoje, bet ir gamtoje. Puiku. Šiandieną šiaip labai daug turim visokiausių temų ir taip gavosi visiškai netikėtai, visiškai neplanavom, bet aš šiandieną ir 1 valandos savo rubrikoje kalbėjau apie vasario 11 ir šiandieną minima pasaulinė ligonių diena. Kasmet vasario 11 ir šią dieną pradėjo, kaip sakant, minėti ir įsteigė popiežius Jonas Paulius II ir nuo 92 mes minim pasaulinę ligonių dieną, tai taip gavos, kad sutapo, kad šiandieną mes labai į temą turėsim apie ką daug ką pakalbėti. Ir turbūt pirmas tas toks klausimas vis tiek, ar ne, paminėjom žiemą žmonės serga, sloguoja, kosėja, čiaudėja, gripai, visi dalykai. Kokia šiaip šiuo metu situacija? Žinau, kad truputėlį pasidomėjot, kaip ten kas dabar. Tai viršutinių kvėpavimo ligų padidėjimas visada būna žiemą, šiek tiek svyruoja, šiek tiek banguoja, jeigu palyginti su praeitais metais. Šiuo metu sergamumas yra mažesnis, jis yra 1280 atvejų 100 000 gyventojų, tai grubiai tariant 1,3%. Tai čia tik tai tie, kurie yra diagnozuoti, gali būti, kad kiti negalvodami vis tiek eina į darbą, nesikreipia į gydytoją, todėl į šią statistiką nepatenka, tai galim tvirtinti, kad sergamumas yra didesnis. Realus. Lyginant su pereitais metais, tai šiek tiek daugiau yra COVID atvejų ir gripo atvejų. Vėl galima spėlioti, ar tiesiog yra daugiau diagnozuojama, ar daugiau susirgimų, bet galiu nuraminti, kad jokių kažkokių dramatiškų, tragiškų šuolių šiuo metu nėra. Tai šitas yra labai gerai. Žiemą nenori vis tiek, ar ne? Išeinam į lauką truputėlį mažiau apsirengę, išeinam galbūt sušilę po kažkokio tai sporto ar kažkur nenori, kartais ir nepasižiūrim savo imuninės sistemos, gal kažkaip tai česnako nepavalgom ir pakimba, buvo ir man čia trupučiuką. Gerai, pakalbėkim tikrai labai įdomią temą, turėjot atlikę gyventojų apklausą. Ir turit šiaip pakankamai džiuginančių rezultatų ir labai norėčiau, kad jūs mums trumpai papasakotumėt, kiek žmonių dalyvavo šioje apklausoje ir kokius rezultatus mes iš tos apklausos turim. Mūsų poliklinikoje prisirašę yra pusė Kauno gyventojų, tai turim tikrai labai didelę imtį ir kiekvienais metais mes atliekam pacientų nuomonių apklausą. Šiais metais sudalyvavo 2388 pacientai, tai iš tikrųjų galima apibendrinti, galime daryti rezultatus. Kas labai džiugina, kad bendras pasitenkinimas, tai yra nuo 8-90 balų įvertino net 96% mūsų pacientų ir šitas skaičius kasmet auga. Mes darom jau turbūt 6 metus. Taip pat svarbus parametras, ar rekomenduotumėt ką nors savo draugams, pažįstamės, artimiesiems. Tai mūsų poliklinika, Kauno miesto poliklinika, rekomenduotų 83% ir irgi taip pat kasmet auga. Aktualu, aišku, kokybė aptarnavimo, bet taip pat ir greitis. Tai keli klausimai. Džiaugiamės, kad tikrai pas mus laukimo laikai, eilės yra gerokai mažesnės negu daug kur kitur Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, registratūra nuo talonėlio atsispausdinimo, mes klausime, ar kiek visai nelaukėte arba patekote per 15 minučių. Tai tokių buvo registratūroje 92% per 15 minučių. Pas šeimos gydytoją nuo paskirto laiko, kiek reikėjo laukti. Tai vėl
pateko per 15 minučių arba greičiau 79%, o visai nelaukia trečdalis. Pas gydytojų specialistus nuo paskirto laiko 77%, visai nelaukia 22%. Na, o laboratorijos rodiklius mes tyriam jau daug metų, kaip ir daugelį kitų rodiklių. Tai čia absoliučiais laikais matom, kad per pačias piko valandas, tai ryte nuo 8 iki 10 valandos, kai visi skuba priduoti kraują, svyruoja laikas nuo 2,12 minučių iki 5,58, nu tai iki 6 minučių. Tai kadangi pas mus registruotis į laboratoriją nereikia, ateini, spaudi mygtuką ir tai per patį užimčiausią laiką neužtrunka nei 6 minučių ir patenki pas laborantę. Solidu, skamba labai solidžiai. 6 minutės, tai čia nieko nėra, ypatingai. Tai čia ilgiausia. Čia ilgiausias. Ilgiausias vidutinis laikas, trumpiausias per 2 minutės. Iš viso. O jeigu gerai. ateisit po 10 arba apie pietus, tai iš viso lauk nereiks. Labai gerai. Mes dar neterio metu truputėlį man užsiminėt, kad yra ir specialistų, pas kurių irgi labai laukti ilgai nereikia. Čia kaip kokia situacija, trumpai papasakok. Taip, aš šiandien kaip tik pasiėmiau prieš eidamas, ištraukiau statistiką ir pažiūrėjau, pas kokius gydytojus galima patekti šiandien, pas kokius galima patekti tik tai rytoj. Tai šiandien iš esmės patys svarbiausi specialistai, turiu galvoj, tai akušeris ginekologas, chirurgas, neurologas, lor ir radiologas galima patekti šiandien. Taip pat šeimos gydytojo skubi pagalba. Jeigu jūs staiga sukarščiavote, o jūsų gydytojas šiuo metu nedirba, arba jeigu jums reikia receptą pratesti, ar nedarbingumą gauti, o jūsų gydytojas ar susirgo, ar atostogauja, ar kas nors, irgi galite patekti visuose mūsų didžiuose padaliniuose šiandien į skubios arba neplaninės pagalbos kabinetą pas gydytoją ir būti pakonsultuoti. Puiku. Keliamės į trumputę muzikinę pertraukėlę ir netrukus sugrįšim. Šiandieną pas mus svečiuose studijoje Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša. Jeigu netyčia galbūt ir turit kokį klausimą, tai galit brūkštelti mums taip pat į mūsų mobilią liniją arba į Facebooką, o mes dar tikrai temų čia turim nemažai ką pakalbėti. Tai po trumputės muzikinės pertraukos mes sugrįšim. Sugrįžtam į eterį, kas galbūt visai nesenai įsijungėte mūsų radio stotį, jūs pataikėte labai laiku, nes šiandieną pas mus svečiuose Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša. Kalbame šiandieną tik iš pozityvių dalykų, kaip ir minėjo pirmoje pokalbė mūsų dalyje, tai apie apklausos rezultatus pasikalbėjom, kurie iš tikrųjų yra labai džiuginantis, bet kad tie rezultatai būtų džiuginantis, turbūt reikėjo padaryti nemažai darbo, ar ne, direktoriau? Ir klausimas galbūt ir būtų toks, ar ne? Kaip buvo sprendžiamos tos eilių problemos, kaip sprendžiat medicino personalo problemas, labai įdomu iš jūsų tai išgirsti. Jo, eilių problema labai aukštai dienotvarkėje ir politikų, ir gydymo įstaigų. Ir šiaip tai daug yra siūloma įvairių įmantrių būdų, bet pagrindinis dalykas tai reikia turėti pakankamai gydytojų. Tai tada bus mažesnės eilės, nes kol tu neturi pakankamai gydytojų ir slaugytojų, tai vis tiek tos eilės tikrai bus. Tai kaip? Stengiamės sudaryti geras sąlygas, būti patrauklus kaip darbdaviai. Tiesiog, mokam gerus atlyginimus. Vakar išmokėjom eilinį kartą padidintus darbo užmokesčius visiems. Taip pat kūrėme gerą atmosferą per rūpestį darbuotojais, per gerą vadovavimą, tam labai skiriam daug dėmesio ir mokymų. Taip pat atnaujinam pastoviai įrangą, turim labai modernę, labai gerą įrangą ir geras darbo sąlygas. Na, o kita pusė, apie ką visi šneka, tai taip gerai organizuojam darbą. Tai, pavyzdžiui, turime šeimos gydytojų komandas, turime atvejų vadybininkus, kurie atlieka daugelį darbų, kurios šiaip turėtų gaišti laiką slaugytoja ir gydytojas. Taip pat žiūrim visą eilę rodiklių ir juos sekam, tokiu būdu užtikrinam efektyvumą, tarkim, neatvykstančių pacientų sumažinam nuo turbūt
16 iki gal 6%. Dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad kuo daugiau neatvyksta pacientų, tai tie laikai negali būti išnaudojami ir tokiu būdu mažėja prieinamumas. Tai ir siunčiam žinutės, ir turim skambučių centrą, turim visą eilę vadybinių sprendimų, kad tos eilės būtų kaip galima mažesnės. O šiaip apie specialistus, man dabar šiaip kilo klausimas, nežinau, turėsit ar neturėsit atsakymą, kaip šiaip su jaunaja karta specialistų? Ar daug ateina jaunimo, kurie pabaigia, sakykime, studijas? Ne šiaip bendrai galbūt, nežinau, jeigu tik tais. Ir koks lygis yra to mūsų jaunimo? Jo, kaip tyčia pasižiūrėjau, kad pernai mes priėmėm 184 naujus darbuotojus. Ir 100 iš jų, tai yra daugiau kaip pusė, yra iki 34 metų amžiaus. Tai va tai ta atmosfera, tai ką mes investuojam į personalą, turbūt ir siunčia gerąją žinią ir kviečia ir daro mums patrauklių darbdavių ir tame tarpe jauniems žmonėms. Mane visada labai džiugina. Mes darome savo šventes, pavyzdžiui, vasarą, tai atvykdavo, anksčiau būdavo, pradėjom nuo gal 100 dalyvių, dabar 700-800 ir visi pasiruošia kostiumus, subūrė komandas ir jauni veidai, tai nenuobodu, reiškia faina yra žmonėm. Tai vat tokiais būdais, tokia ta vadyba ir minkštąja dalim, toji dalis, tai ten pramogos, gera atmosfera, taip toliau, ir kietai, be abejo, ir darbo užmokesčiais konkurencingais, ir gera darbo aplinka, gera įranga, sugebam pritraukti tikrai daug jaunų gydytojų, ir kai girdžiu tas šnekas apie tai, kad bėga atseit iš viešojo sektoriaus į privatų, tai aš tai to nepastebiu. Pas mus ateina gerokai daugiau gydytojų negu išeina. Ir ateina daugiau jaunų, o išeina daugiausiai darbuotojai jau į pensiją. Į pensijas, aha. Minėjot, kad statistiškai beveik 200, ar ne, naujų gydytojų atėjo, o šiaip... 200 darbuotojų. 200 darbuotojų, gydytojų 40. Taip. 50. Kokios šiaip paslaugos yra paklausiausios? Kurios galbūt labiausiai auga? Ko reikia dabartiniam žmogui? Pirmoji eilė turbūt šeimos gydytojų, bet jų mums netrūksta. Labiausiai girdisi ir jaučiasi apie tas specialybės, kurių gydytojų nepakankamai dėl kažkokių tai priežasčių trūksta. Tai ar dėl situacijos rinkoje, tai kardiologai, dermatologai, visiems jau turbūt išūžtos ausis apie tai. Tai mes nesam išimtis, tačiau turim ir tokių specialybių, kurių daugelis gydymo įstaigų net ir neturi, tokius kaip turime gyvensenos medicinos specialistus, kurie dirba šeimos gydytojų komandoje ir tikrai labai pasiteisino. Dabar turim net 6 tokias specialistės visuose padaliniuose ir pas jas nutyso eilės. Tai šitų specialistų yra ruošiama Lietuvoje nedaug, mes draugaujam su universitetu, universitetas kviečia mus ir konferencijas ir visur rodo kaip pavyzdį, kad yra ne tik tai, kad yra naujos paslaugos, kurių daug kur dar nėra. Pirmą kartą iš tikrųjų, žinokit, girdžiu tokį dalyką. Taip. Kas čia, gal labai trumpai, kas čia yra? Aš ir pats galvoju, mažiau valgyti, daugiau vaikščiot ir visas šitas specializmas, bet nieko panašaus. Pats nuėjau specialiai išbandyti, kadangi esu prisirašęs irgi prie mūsų poliklinikos. Ir puikiausiai ištyrė mano kūno indeksus, viską ir netgi nebarė, neliepė mažiau valgyti. Tikrai visokių gerų patarimų davė, pasikalbėjom, ir pats esu gydytojas ir tikrai domiuosi tais dalykais, bet sužinojau naujų dalykų. Naujų, gerų, svarbių dalykų, kurie tikrai padeda laikytis formoje. Reiks pasidomėti man, aš jau kažkaip galvoju. Prisirašykit prie mūsų poliklinikos. Gerai, įtikinat. Tarp kitko, aš pats iš Aleksoto ir Aleksotą atnaujinot. Taip. Papasakokit, kokios naujovės? Aleksotą kapitaliai atnaujinom, sutvarkėm, praktiškai dar ką padarėm, kokybiškai naują dalyką, tai senas ten tas pastatas, kas žino, Veiverių gatvėje prie Turgaus, nebuvo lifto, padarėm liftą, padarėm kapitalinį remontą, pakeitėm
išplanavimą, tai dabar tam pačiam plote tikrai jaučiame žymiai erdviau ir mūsų pacientai jaučiasi erdviau. Tarp kitko, Aleksote yra vienintelis, Aleksoto padalinys yra vienintelis rentgeno aparatas visam Aleksote, tai maloniai kviečiame. Puiku. Be Aleksoto dar minėjot, kad ir centras irgi atsinaujino, ar ne? Taip, centre irgi turėjom dar senesnį pastatą, 33, man atrodo, metų, ten irgi nebuvo lifto, tai mūsų vyresnio amžiaus pacientam tai buvo tikrai didelis trūkumas. Dabar turim liftą, įrengiam visą didelį anksčiau buvusią pastogę, kurioje anksčiau gyveno karveliai, tai ten dabar vaikšto mūsų pacientai, yra poilsio kambarys mūsų gydytojam. Va, gražios puikios patalpos, visus kviečiu užsukti, apsidairyti. Tikrai yra ką pažiūrėti. Labai gerai. Ir turbūt mūsų pokalbio pabaigai reikia užkabinti vieną pavadinimą, kuris Kaunui reiškia labai daug. Žalgiris. Taip. Žalgiris. Ir jūs rūpinatės Kauno Žalgirio futbolininkų sveikata. Taip. Ir matom, kad rūpinatės taip gerai, kad A lygos čempionais tapo. Mes pajuokaujam, kad dėl to tapo A lygos čempionais. Nors patys žalgiriečiai turi kitokių nuomonių. Dėl tapimo čempionais priežasčių, bet kad mūsų labai gera, jie patenkinti labai paslaugomis, patenkinti tuo, kaip operatyviai, kaip greitai mes tyriam. Tarp kitko, mes visus tyrimus atliekam per parą, ir Žalgiriui, ir ne Žalgiriui. Tai va čia mūsų laboratorijos stiprybė, kurią įvertino žalgiriečiai ir kurią, tarp kitko, kviečiu išbandyti kiekvienam jūsų klausytojui, nes mes priimam žmonės į laboratoriją išsitirti be jokių siuntimų, be jokio prirašymo, be nieko. Tai visada geriau yra pabandyti ir sužinoti, kaip yra. Tai čia gaunasi, direktoriau, taip, kad net jeigu ir nesat futbolininkas, bet galit gauti tą patį, ką futbolininkas. Taip. Labai gerai, puiku. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti labai didžiulį ačiū už tai, kad atvykot, už tai, kad taip pozityviai pasikalbėjom. Iš tikrųjų smagu kalbėti apie pozityvius dalykus, kurie dar yra remti ir faktais, žmonių nuomonėmis. Gal nebent dar kažką pridurti norit? Ko galbūt dar aš jūsų galbūt... Jo, noriu pasakyti patį svarbiausią dalyką. Mes turbūt pirmi iš viešųjų įstaigų pradėjom tikrą reklaminę kampaniją šiais metais, kurios šūkis yra: prisirašykite ir gydykitės ir tirkitės į sveikatą. Va taip, va. Ir mane šitas šūkis jau, žinokit, įtikino, aš jau einu prisirašysiu. Taip ir padarysiu, būtinai. Tai labai didelis ačiū, Pauliau, kad atvykote į studiją, labai ačiū, kad radot laiko, linkim ir toliau tokių gerų rezultatų, pozityvo, ir labai tikiuosi, kad esat dažnas pakankamai svečias pas mus. Kartą į metus mes jau skaitom dažną svečią. Direktorių pasikviesti nėra taip paprasta, bet mes pasikviečiam, bent kartą į metus mes jau skaitom, kad tikrai dažnas svečias. Tai labai tikiuosi, kad sekantis mūsų susitikimas irgi bus toks pat pozityvus ir turėsim dar daugiau naujovių. Ačiū labai. Ačiū labai.